Hei, Zvonkau, stiprus Kirtis, surimavai eilutę kitą ir visiems jau puolį girtis. Hei, Zvonkau, reperį kolūkio paršiuko snukio, iki repo. Irtis ir irtis tau kaip iki garbės gėjaus vardo gražuliui. Mažuli mano, tu pasielgiai įžūliai, man savo broliui. Peilį įsmėgiai tarp menšių, ištraukiau peilį. Aš gyvenčiau ir nestokiau žaizdom ir dar 9 sykius. Metėjai man iššūkį. Dabar klausykis. Pradedu suvokti, koks brangus esu tau. Nuo šiandien aš kūrybą tavo dievinu ir mėgstu. Nes tik tai dėl manęs tu parašei normalų tekstą. Tu pirmą kartą parašei normalų tekstą ir tik tai dėl manęs. Jei sąžinės neslėgs, tau prisipažink, kad jei jau aš esu prikūręs šūdo, tai tavo muzikinį skonį dar vaikystėje kažkas nužudęs, sudegino, sumindęs, suniokojo, todėl geriausia, ką gali, tai angelai lūpomis bėgioja. Manęs tu klausi, kur vertybių stuburas, ar aš kaimiečių rūporas, ar rūpi vien tik humoras. Ne. Man rūpi dar ir tai, kaip žmonės jaučiasi ir kas yra toliau nei mano interesų laukas. Kol cirkuliuoja oras plaučiuose, nebūsiu vien tik tai pigių reklamų jaukas. Aš su benamiais dirbau, nes kantrybė greitai senka, dirbant su pamaivom iš šolelę mergaičių. Ir dar dėl to, kad maloniau paspausti ranką benamiui, negu Žilvinui Grigaičiui. Ir su aklais likimas suvedė ne šiaip savo, nes vertinu tik tai, kas akimis nematoma. Visi galvoja, kad aš liūdnas, o aš šypsaus, jie nesupranta manęs ne per atomą. Pagarba kitam, tai vertybių stuburas. Net su tavim aš nepagarbiai nejuokaučiau. O tavo vertybių stuburą ištiko amžinas stuporas. Jis tapo tiesiog priemonė palaikyti griaučiams. Todėl ne tau man pasakoti, kas yra vertybės, nes tau jos tuščios frazės, man jos gyvas. Nes tu piaro ieškai net unitazę, o aš bandau nuo šito atsimazinti. Gerai. Dabar šiek tiek apie tavo asmeninį haremą. Jau greit nebeliks dainininkių, kurių nebūtum vedęs. Jau. Ir Lietuvoje, ir nuo Suvalkų, ir nuo Pabradės. Aha. Pirmoji, kai besuksina tašką, žmona buvo Rusė. Paliko, kai tik rado progą, tu likai įtkandęs musę. Nusprendė, kad su Rusėm santykiai tau kenkia, 3 kartus įspėjo ir vedė į Lenkę. Gerbiu ir myliu tavo žmonas dėl bendros informacijos. Aš ir pats pusrusis, todėl čia nėra jokios tautinės diskriminacijos. Bet jei dar netuščia ta tavo šovinių dėtuvė, neduok dieve, bet jei kas nors kada nors pabandyk, vesk lietuvę. Aš nesakau, kad tuoktis ar skirtis negalima, bet tu labiausiai žinomas dėl asmeninio gyvenimo. Patikėk, geriau lai žmonės myli už talentą ir protą, negu už tai, kaip tu atrodai ant vestuvinių foto. Tai ką, Zvonkau, ištiko paralyžius? Nemanai, kad atsakysiu? Sėdė apsimyžęs? Ok, baigiau. Man patiko velnes. Rašyk atsakymą, kai išdžiovinsi kelnes.